Sveiki, Unboxing LT, vėl prekės iš Lidl ir vėl aš perku tuos čipsus arba bulvių traškučius. Dabar ant mūsų stalo 79 euro centai kainuojantis Krusty Crocs Chips Paprika. Čia kažkoks tai specialus papjaustymas, ne tokie čipsai kaip standartiniai, man rodos aš gali ragavau standartinius čipsus, o čia nestandartiniai, čia papjaustyti truputį kitaip, Ridge Cut. 150 gramų, čia 150 gramų. Pasižiūrim, kągi čia mes valgysim. Valgysim paprikų skonio bulvių traškučius. 57% yra bulvės, palmių aliejus kaip visada, išrūgų milteliai, valgomoji druska, aromatas skonio stipriklis, malonadžiagų tomatas, cukrus, paprikų milteliai, ryžių miltai, kvapioji medžiaga, česnako milteliai, svogūnų milteliai, prieskoniai ir prieskoniniai augalai, dažikliai, paprikų ekstraktas. Gali turėti glitimo turinčių grūdų pėdsakų, kilmės šalis Lenkija. Ir pasižiūrim tada, kiek čia yra kalorijų. 100 gramų yra 511 kalorijų. Tai iš esmės nereikia suvalgyti viso šito pakelio ir jau galima, sakysiu, 100 gramų ir suvalgius turėsite visiškai neblogus pietus. Tai yra, pietus bus prasti, bet kalorijų kiekis bus atitinkantis geriems pietums. Nežinau, iš tikrųjų labai daug chemijos. Kodėl aš jį pasiėmiau, tai kodėl aš jį pirkau, gal todėl, kad jisai, buvo kažkas tai naujo, kitaip supjaustyti reklaminis dalykas. Gerai, atidarom per paketą. Va, kaip viskas atrodo. Išimsiu dabar ant stalo padėsiu, kad viską matytumėt. Va taip atrodo naujieji čipsai traškučiai. Ragauju iš karto, patį didžiausią pasiėmiau. Traškus. Vėl darau klaidą, nes ragauju alkanas. Tai pirmas įspūdis labai neblogas. Antras įspūdis prastesnis. Truputėlį salstelėje šitie čipsai. Kvapas, kaip plasmasės. Realiai, žinokit, pasakysiu taip. Viena žvaigždutė tai čia automatiškai. Antra žvaigždutė už tai, kad jie supjaustyti ir traškus. O daugiau? Nors tai valyta malonadžiagų tomatą, kuris turėtų duoti skanų skonį. Traškučiai neįspūdingi. Ko norėt? Kai visas pakelis kainuoja tik tai 75 euro centus. Va, suvalgysiu paskutinius. Taip, garantuotai žinokit, kiek duoti šitiem traškučiams taškų. Tai yra žvaigždžių. Žinokit, 2 žvaigždutės iš 5. Ir šitų Krusty Crocs Chips Paprika Ridge Cut. Nežinau, ką reiškia, pažiūrėkit patys į žodyną. Aš irgi nerekomenduoju. Nieko skanaus ir nieko gero.